kol pėdos netaušo. Pėdsekystė yra tarsi didžioji gamtos paslapčių knyga, kuri visada šalia, tiesiog po mūsų kojomis. Bet ne kiekvienas sugalvojame ją atversti. Dažniausiai miške aptinkame ne patį gyvūną, bet jo pėdsakus, maitinimosi atliekas, teritorijos žymėjimo vietas ir kitus ženklus. Tačiau net ir juos retas, kuris atkreipiame dėmesį. Žinoma, išskyrus tuos žmonės, kurių lankymosi miške tikslas yra ne miško gėrybių rinkimas, o gyvūnų stebėjimas. Šiltuoju metų laiku, vešlioje žolėje ar purioje samanų dangoje beveik neįmanoma įžiūrėti žvėrių įmintų pėdsakų, o tuo tarpu žiemą viskas kitaip. Sniegas lyg baltas popieriaus lapas, kuriame patyręs pėdsekys gali perskaityti ne vieną žvėrių pėdomis įrašytą istoriją. Tad kviečiame kartu patyrinėti gyvūnų pasaulį ir jų pėdsakus paliktus sniege. Pradėkime nuo smulkiųjų miško gyventojų paliktų pėdsakų, kuriuos lengva įsiminti, jeigu pasitelki vaizduotę. Štai pavyzdžiui voverė palieka drugelio formos pėdsaką. Kiškis šokuodamas rašo T raidę. O peliniai graužikai, bėgiodami ant sniego, deda kabutes. Kiauninių šeimos žvėreliai, šeškas, audinės, kiaunės, žebenkštys ir šermonėliai dažnai juda šuoliuodami, taip vadinamų porinių galopu. Jų ilgas ir lankstus liemuo bei trumpos kojos apsprendžia tokį savitą judėjimo būdą. Norint išmokti pažinti šių žvėrelių pėdsakus, labai svarbu atkreipti dėmesį į paties pėdsako dydį, šuoliukų ilgį, judėjimo braižą ir vietovę, kur buvo rasti pėdsakai. Pavyzdžiui, prie vandens ar miško gūdumoj. Iš kiauninių šeimos atstovų lengviausiai atpažįstami barsukų pėdsakai. Tiesa, jie žiemą miega, bet atsibunda pavasarėjant ir dar spėja pripėduoti ant užsilikusio tirpstančio sniego. Sakoma, kad barsuko pėdsakas lyg miniatiūrinė meškos pėdsakų kopija. Pėdos įspaude išryškėja beveik vienoje eilėje kaip žmogaus esantys pirštai su stambių ilgų nagų žymėmis. Ūdros pėdsakų reikia ieškoti prie vandens telkinių. Jie būna stambūs su gerai matomais atskirtais pirštais ir stambia pado tryne. O štai stambiausio Lietuvoje graužiko bebro pėdsakus ne visada pavyksta aptikti, nes jie dažnai užtrinami uodega. Pakalbėkime apie kanopinius miško gyvūnus. Stirna mūsų šalyje mažiausias ir dažniausiai sutinkamas elninių giminės gyvūnas. Stirna palieka mažiausius kanopėlių įspaudus. Elnias ganėtinai stambus gyvūnas, tad ir jo pėdsakai gerai įsispaudžia įvairaus kietumo grunte. Šernas nuo kitų kanopinių skiriasi savo stambiu liemeniu bei trumpomis kojomis. Šerno pėdsakuose visuomet galime pamatyti įsispaudusias kanopas ir kanopeles, kurios yra gana ilgos ir gali ženkliai prasiskeisti į šonus. Girių karaliumi tituluojamas briedis yra stambiausias elninių šeimos gyvūnas, todėl ir jų kanopų dydis yra įspūdingas. Bene patys įdomiausi ir paslaptingiausi mūsų miško gyventojai – stambieji plėšrūnai. Lūšis. Europos bendrijos svarbos rūšis, kuriai būtina griežta apsauga. Išmokti atpažinti lūšės pėdsaką nėra sunku. Savo formą jis labai panašus į naminės katės pėdsaką, bet skiriasi dydžiu. Brisdama per gilų sniegą, lūšis gali įskėsti kojų pirštus, todėl žieminių pėdsakų dydis dažnai skiriasi nuo vasarinių. Lapė – šuninių šeimos žinduolis. Skirtingai nuo šuns, ristele bėgančios lapės pėdsakai išsidėsto vienoje linijoje, užpakaliniai pilnai dengia priekinius. Tai vadinamoji lapės grandinėlė.
Na ir žinoma, pakalbėkime apie vienus paslaptingiausių mūsų girių gyvūnų – vilkus. Daugeliui kyla klausimas, kaip atskirti vilkų pėdsakus nuo šunų. Pirmasis požymis. Šuns pėdsako forma yra apvalesnė, o vilko labiau ištempta. Antrasis požymis. Vilkas žingsnį deda tiksliai vieną už kito, pėda į pėdą. Viena tiesia bryde gali praeiti visa vilkų šeimyna, bet atrodys, kad čia pabuvojo tik vienas vilkas. Šuo dažniausiai juda chaotiškai. Trečiasis požymis ir pats svarbiausias – kontekstas ir aplinka. Kur pėdsakas rastas? Miške ar netoli gyvenvietės? Ėjo vienas ar būrys? Ar apylinkė anksčiau pastebėta vilkų, o gal valkataujančių šunų? Aplinkybės padeda geriau suprasti situaciją ir tiksliau nustatyti, kasgi paliko tą pėdsaką. Pažinti gamtą galima tik išmokus ją stebėti. Būdami gamtoje, dažniau atkreipkime dėmesį į kvapus, garsus, gyvūnų paliktus ženklus, tačiau svarbiausia nepamirškime, kad žmonės miške ne šeimininkai, o tik laikini svečiai. Todėl gerbkime ir tausokime mūsų gamtą.